Panevėžio specialus autotransportas siekdamas pakeisti ydingus gyventojų įpročius organizuoja papildomą kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo konteinerių aikštelių stebėseną Panevėžio mieste. Šiuolaikiška vaizdo stebėjimo sistema fiksuoja pažeidimus, naudojamos kilnojamos vaizdo kameros. Mes jų turime keletą, aišku, ilgainiui planuojame plėstis ir šį kiekį didinti, o dabar su turimais resursais, kuriuos ar neturime šiuo metu, mes tiesiog periodiškai kas savaitę kilnojame ir niekada iki galo turbūt gyventojas negali būti tikras ar ne, kurioje miesto gatvėje ar kurioje konteinerių aikštelėje ta kamera gali juos pasitikti, todėl visą laiką ir kviečiame šiek tiek atidžiau ar nerūšiuoti, stengtis to nedaryti, kad paskui nepatekti į tokius video. Šiuo metu, aišku, ar ne, žaliųjų atliekų kritimo ar tvarkymo sezonas, tai aišku, ši problema yra ganėtinai opi iš tikrųjų, o šiaip iš praktikos, ar ne, įvairių dalykų ten randame nuo statybinių atliekų iki drabužių, iki įvairiausių dėžių, nors ir, ar ne, popierio konteinerius yra, tarkime, šalimais, ar ne, ir būtų galima ją turbūt tvarkingai, ar ne, sudėti sulanksčius, bet ne, jinai stovi šalia kažkur, tai ypatingai daug daiktų, baldai ar ne, visokios buitinės technikos prietaisai ir apstu. Anot specialistės užfiksuoti bei identifikuoti pažeidimai perduodami miesto savivaldybės infrastruktūros skyriaus darbuotojams. Patį pažeidėją mums galima tik tais ar ne identifikuoti tada, jeigu jisai ar ne savo atliekas atveža su transporto priemonė, kuri turi valstybinius numerius. Ir pagal tai mes identifikuojame, kas tai yra per asmuo ir jis aišku yra perduodamas Panevėžio miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyriui, kurie jau ar ne ir sprendžia, kokią galbūt baudą skirti, protokolą išrašyti ir panašiai. Per šiuos metus mes gavome informaciją, kad yra išrašyta daugiau nei 124 ar ne protokolai. Tai vadinasi, kad tie asmenys buvo nubausti vienokiamis ar kitokiamis ar nebaudomis. Nuo šiol pažeidėjus imta viešinti ir socialiniuose tinkluose. Specialistė sako, kad komentaruose pastebima ir pasipiktinusių. Didžioji dauguma aišku yra palaikančių šią iniciatyvą, nes iš tikrųjų padeda šiek tiek tvarkytis ir galbūt būti atidesniems, bet aišku yra ir kita pusė skeptikų, kurie ar ne šiek tiek dėl to pyksta, nes galbūt ar yra pataikę į tą būtent video papulti, ar šiaip tiesiog nepatinka, bet mes manome, kad tai yra viena iš prevencinių priemonių, bet ne pati pagrindinė, kuri vis tiek padeda šiek tiek atidžiau žiūrėti į tai, ką mes darome. Specialistė primena, kaip tinkamai reikėtų pašalinti tokias atliekas, kurių negalima pašalinti atliekų surinkimo konteinerių aikštelėse. Nepuošia mūsų miesto ir tik tais parodo ar ne mūsų mąstymo kažkokius ar ne vingius neteisingus, o kitas dalykas, įvairias atliekas galima atrasti būdų, kaip tvarkyti, pavyzdžiui, žaliasias ar nevežti į tokioms atliekoms skirtas aikšteles ir nemokamai pristatyti didžiagabaritės atliekas, lygiai taip pat pavojingas atliekas. Mes šiuo metu rinkome tiek Panevėžyje, tiek šiuo metu renkame ir Pasvalio rajone. Tai irgi yra sudaryta galimybė tą padaryti teisingai. Tiesiog kartais žmonėms reikėtų nepatingėti daugiau paskaityti, paieškoti informacijos ir viską yra tiesiog įmanoma ar ne išspręsti teisingai, neapsikraunant ar ne tais šiukšlių kalnais.